mūsų kanale matėt beveik visų komandų automobilių apžvalgas, matėt Lapinsko debesėlio apžvalgą, matėt Edgaro Nisano apžvalgą, Igno Miškės apžvalgą. Norėjau pasidaryti ir savo mašinos apžvalgą, tai panašu, kad nebus šį kartą šiek tiek kitokia. Bandom nusardyti priekį, kad būtų galima geriau viską jums parodyti ir pažiūrėsim, kokia žala padaryta buvo Huliui per pirmą Semi Pro lygos etapą šį sezoną. Apardėm Hulį, tiksliau apardė gal net Edgaras daugiau, aš tik tai minimaliai padėjau ranką, daugiau stengiuosi pafilmuoti, kad turėtume kadriukų, ką parodyti jums. Tai ačiū Edgarai, kad pagelbėjai. Tai iš mašinos šiai dienai turim tik tais šiukšlių krūvelę dabar ir išimta variklį. Imant bendrai apie tą pačią Hulio apžvalgą, tai kas matėt, kas nematėt, praėjusiose varžybose turėjom krešą, dėjom tiesiai plokštumą į blokus, šiek tiek per giliai įlindau važiuodamas paskui Gustavą Lainį, šiek tiek per giliai įlindau į vidų važiuodamas paskui Gustavą Lainį, gal ne tiek, kiek įlindau per giliai į vidų, bet neteisingai nuskaičiau varžovą, maniau, kad jisai šiek tiek tolėliau persimetinės ir stengiausi padaryti tokį, vadinkim, aštrų persimetimą, braukdamas visiškai šalia savo priekinį buferį palei jo galą ir į paskutinį lanką norėjau užšokti gražiai ant durų, kad niekam neliktų klausimų, būtų buvus graži kova ir tikėjau, kad šventė pergalę. Tai dėja man nepavyko, Gustas šiek tiek anksčiau pradėjo persimetinėti, aš nepastebėjau to laiku. Sekundę per vėlai prisistabdžiau ir su savo ratu keleivio pusės dūriau jam tiesiai į bakaviną, vadinkim, į galinį buferį, bet kadangi pas Gustą mašina standartinė praktiškai, tai mano ratas dėjo tiesiai jam į metalinę tą bakaviną ir atitinkamai gavo smūgį, kurį sugėrė mano traukė ir ta pati šakė išsilenkė kaip bananas. Tai tas ratas, galima sakyti, išsisuko į priešingą pusę, mašina patapo nebekontroliuojama, bandžiau atsukti vairą dar nuo blokų tolyn. Tiesiog užčiuožiau, padangos gražiai nudilo, pačiuožė ir tieškiausi kaktomušą tiesiai į blokus. Smūgis buvo, atrodo, gan nestiprus ir to žalos kaip ir neturėjo būti ar ne tiek daug. Kaip čia šnekam, kaip aš čia galbūt deklaruoju, bet gali maždaug primesti ir skaičių neįvardinsiu jokių, aš tiesiog manau, kad patys įsivaizduojat, ypatingai kas domisi driftu, kiek kas kainuoja ir galit primest, kokia žala padaryta. Bendrai imant, turim šiukšlių krūvelę, kuri keliaus jau į konteinerį iš esmės. Sulūžusios E30 grotelės, jų gal gaučiau tiek sudėtingiau dabar. Tiek viena, tiek kita. SH sparnai buvo pažeisti. Tai nebaisiai čia dailiai atrodo. Priekinis buferis, žinoma, kuris gavo pirminį smūgį į blokus. Tai
Visos šios detalės yra didžioji dalis gaminamos pagal užsakymą, jų taip nenuvažiuosi ir iš lentynos nepasims, jas reikia užsakinėti, reikia gaminti. Tai skambinsim Tautvydui, prašysim, kad pradėtų detalių gamybą, tai prašysim, kad pagamintų naujas detalės. Juokas juokais, tai po krešo kapotas išgyvena hulio, kadangi blokas palindo po apačią, bet didžiojo drifto sezono atidarimo metu organizatorius su savo evakuatoriumi, sakingai keldamas mašiną ir traukdamas ją iš trasos, perpėjo, vadinkim taip, su diržu patį kapotą ir jisai irgi šiai dienai yra pažeistas ir prašosi bent jau remonto kaip minimum. Tai faktas, ventiliatorius, kuris čia irgi yra, keliaus į šiukšlių dėžę. Toliau pats smūgis persidavė į krešbarą. Krešbaras be abejo nepataisomas, reikės gamintis naują. Ūsas E30 apatinis irgi bus reikalingas naujas. Visi radiatoriai, tiek aušinimo radiatorius, tai naudoju radiatorių nuo E34, tada S radiatorius čia buvo. Tai reikės ieškoti naujo radiatoriaus, naujo tepalo aušinimo radiatoriaus. Šis biuras buvo nuo Merso, jeigu gerai pamenu. Iš čipo kažkada buvo, aš jį man atrodo įsigijęs 1.5 Merso berods. Vairo stiprintuvo radiatorius aušinimo. Tai be abejo lempos, bus reikalingos grotelės. Tai su lempom priekiniam, kaip ir su galiniam įtariu, kad gali būti šiek tiek problemų paieškose. Iš kėbulo detalių situacija maždaug tokia, galim pereiti prie variklio. Tai šitas variklis pas mane sukosi jau 8 metus berods, sėkmingai, iki didžiojo sezono atidarimo. Tai taip atidarėm sezoną, kad maža nepasirodys. Visas sumuštinis suėjo į priekį ir suėjo į priekinę variklio dalį. Tai gavo smūgį visi šitie įtempėjai, vairo stiprintuvas, generatorius nukentėjo, variklio ausys nukentėjo. Lygiai taip pat, kai variklio ausys nukentėjo ir nusikreipė variklis, jisai atsirėmė galva, dangtelis atsirėmė į šitą vietą ir to pasekoje turim trūkusį dangtelį. Tai iš esmės visos šitos priekinės detalės turi būti keičiamos naujomis. Tai reikia V8 radiatoriaus, naujos vandens pompos, įtempėjo, vairo stiprintuvo, siurblio. Tai siurblį aš buvau užsidėjęs nuo E92 berods, 3.5 man atrodo. Nuo 3.5 benzo berods čia buvo siurblys, tai šį buvau prisitaikęs. Jis yra našesnis negu standartinis V8 siurblys. Tai užsidėjau tik tai paskui dar škivuką nuo 4.4 čia ar nuo 4 litrio čia klausimas, dar gal jie net ir vienodi. Ir turėjau vairo stiprintuvą standartinį, kuris tikrai puikiai veikia ir gal net geriau negu veikia originalus V8. Tai be abejo reikės kreiptis pas Twisted Smoke Performance, kad pagamintų naujas variklio ausis. Tų ausų aš taip irgi iš lentynos nepaimsiu ir nenusipirksiu. Jų gamyba tikrai užtruks. Ir esminis klausimas, ar Martynas vis dar turi konduktorių, tai yra rėmą, ant kurio daro tas ausis, nes bandžiau su juo susisiekti, tai labai abejoja, ar jisai dar turi saugęs tą detalę ir ar tai paprastai galės pagaminti man naujas ausis. Žodžių reikaliukų yra. Einam toliau. Tai smūgis, kai variklis paėjo į galą, persidavė į dėžę, į kardaną, kardano gumą. Tai kardano guma irgi iš įvorių išplyšo, įvorės suvaikščiojo šitos ir reikės, aišku, naujos kardano gumos. Kaip matot, čia ir ausys nulūžo dėžės tvirtinimo. Tai juokais net ir šitas fiksatoriukas kažkur tai iškrito. Tai
visas smūgis persidėvėt į galą, reikės naujos greičių dėžės. Dėžė pas mane, jokie čia stebuklai, yra TDS 25 dėžė. Jinai puikiai veikia, puikiai laikė ir jau ne pirmą sezoną aš su ją važiuoju. Einam toliau, dėžė sukasi prie šio tiltelio, kuriam irgi amba. Tai reikia naujo tiltelio ir klausimas dėl kardano. Šitas kardanas yra gamintas, jis yra virintas, trumpintas ir gavęs smūgį, be abejo, jisai galėjo ir palinkti. Tai reikia tą kardaną man dabar įsiardyti ir vežtis pas balansuotojus kažkokius tais, ar ne, kad jie prasisuktų ir pažiūrėtų, ar jisai yra apskritai tiesus. Atrodo, ten smūgis turėjo ir pasibaigti, daugiau kažkokios žalos į galą nesus nemačiau, lygtis iki tilto nebedaėjo, viskas sugėrė kardanas. Pats variklis, grįžtant dar prie variklio, greičiausiai liko sveikas. Tai čia yra vienas geras dalykas visoje šitoje situacijoje, nes škyvas kaip ir nepažeistas, viskas prasisuka, tai atrodo, kad jisai išgyvens. Kas liečia kėbulą, tai kėbulas iš pradžių galvojau, kad tikrai teks nurašyti, nemeluosiu, nors ir tikrai nesigaudau gerai su kėbulais, su tais visais tiesinimais, lankstymais, tampymais, tai dėl to atrodė, kad man tikrai reikės jį nurašyti, žiūrint į tai, kaip čia viskas susisuko, kaip atrodo tie lonžeronai ir vienas ir kitas, buvau sunerimęs, bet dar tą pačią dieną po krešo atėjo Edvinas Savickas ir pasidalino kontaktais, pasidalino savo patirtimi skaudžia, kaip, jeigu pamenat, jisai buvo sudaužęs savo pirmuką Molėtuose. Sudaužė stipriai galą, sudaužė priekį ir taip pat galvojo, kad jau reikės daryti naują mašiną, bet surado auksirankį, kuris gyvena Kaune ir jisai jo mašiną sėkmingai atitampė ir, kaip matėt, jisai toliau važiuoja sėkmingai į varžybas. Visos linijos eina, viskas pasidarė. Tai davė kontaktą, susiskambinau su tampytoju, atvažiavo, apsižiūrėjo. Geras dalykas, sakė, kėbulas sakė, kad gyvens. Bet kad jisai galėtų pradėti darbus, tai reikia man visų, iš esmės, detalių, kurios reikalingos tiesinimui. Tai galim paprastai labai pažiūrėti. Kaip aš sakau, reikia mašiną pjauti turbūt ties šitą dalim skirti ir va į šitą pusę visko reikia naujo. Paėmus tą patį koilą, kuris yra linkęs ties viršum, antras koilas irgi abejotina, ar jisai yra tiesus, tai čia nusiėmė dar ratą, pilnai matysim, vienas jį tikrai kreivas, koilų niekas neparduoda po vieną ar po du, tai be abejo reikės pirkti visus 4 koilus, visą komplektą naują. Einant toliau, tai ta pati ir po šakę, ir viena ir kita gavo smūgį, ir reikės naujų šakių. Traversas irgi išėjo iš savo vietos, tai visas smūgis net matosi ir daėjo iki traverso ir jį sudeformavo. Be abejo, vairo kolonėlė nauja, reikalinga nauja vairo kryžmė, bus reikalinga stupicos tos pačios. Šitą traukė, kaip jinai išplyšo, tai akivaizdu, kad čia reikės naujos stupicos, kurios bus auselė greičiausiai palenkta. Tai bendrai paėmus reikia pilnai naujos važiuoklės. Ir pas koilai, traversas, kolonėlė, kryžmė, lolipopai tie patys, stupicos, padangų ir tų reikia padangų, nes susilaiptavo. Žodžiu, situacija tokia, labai norėčiau suspėti išvažiuoti į sekantį etapą, kuris bus Abhilė. Be abejo, laiko atžvilgiu dar šiek tiek jo kaip ir yra. Atrodo, kad ir būtų realus spėti, ar ne, bet patys suprantam, viskas remiasi ne tiek į patį darbą, bet ir į pinigus. Aišku, pats darbas jis irgi yra labai svarbus, nes, kaip mato, daug detalių yra gaminama, negali tiesiog paimti iš lentynos ir įsidėti.
tai tikrai užtrunka to pačio krešbaro gamyba, tų pačių variklio ausų gamyba, to pačio bodykito gamyba, važiuoklės, ta prasme, kardano visokie tiesinimai, netiesinimai, o kardano trumpinimai, perdarimai, tiltelio gamyba naujo. Viskas susideda tiek į laiką, tiek į finansus. Tai turėsim tikrai veiklos. Nežinau, bandysiu iš savo resursų judinti viską, nenoriu tikrai palikti. Pagal galimybės bent jau kažką padaryti norisi. Galų gale bent jau nuvežti pas lygintąją mašiną, kad atitampytų tą kėbulą, kad jisai būtų sutvarkytas ir paruoštas rinkimui, kai jau turėsim detalės. Ir matysim, ar spėsime šitas varžybas, nes panašu, kad mašina pastampytoje atsiras tik tais už 2 savaičių, dabar yra pas jį ir kitų darbų, tai reikia atlaukti eilę. Ir tada greičiausiai paims hulį. Nežodžiu, krūva reikalų chebrytę, prisidariau čia košės normaliai, atidariau sezoną kaip priklauso su ferverkais. Nieko, tikiuosi, kad pavyks išvažiuoti, kad šitas sezonas dar nėra palaidotas, kad atsitiesim ir grįšim į Aphilą. Idealiausiu atveju be abejo, būtų nuostabu dar prieš Aphilą išvažiuoti ir pasitreniruoti kažkur, nes visa važiuoklė persirinks, viskas persirinks ir išvažiuoti be treniruočių, žinot, nėra pats smagiausias dalykas, bet gali nutikti taip, kad važiuosim ir be treniruočių. Matysim, svarbiausia, kad viskas susirinktų, viskas veiktų, niekas nebėgtų, nes kaip žinom, kai susirinka naujos mašinos, ypatingai po krešo, kad ir viską atrodo apsižiūri ir apsirinki, kažkur kažkokios smulkmenos vis tiek išlenda galbūt per laiką ir pasirodo, ir jas reikia paskui vėl prabėgti iš naujo ir susižiūrėti. Ir tiek apie hulį ir jo apžvalgą. Norėjau padaryti šiek tiek kitokią apžvalgą, aišku, susitvėręs mašiną prieš naują sezoną, bet šį kartą gavosi taip. Tikiuosi buvo įdomu pamatyti, kaip atrodo drifto automobilis po krešo, aikštelėje, į blokus ir kokia žala gali būti padaryta. Tikiuosi, kad jums nereikės to patirti savo kailiu. Ir taip pat, kad man pavyks atstatyti šitą senuką kažkokiais būdais dar iki sekančio etapo. Net neįsivaizduoju, kaip tai padaryti, bet kaip ten sako, viltis durnių motina, ar ne? Tai laikom kumščius, ieškom detalių. Jeigu kažką iš detalių jūs turite, tai nesidrovėkit, parašykit, susitarsim, nes, kaip matot, man reikia čia sąrašiukas netrumpas, tai tikrai visko reikia. Jeigu taip pat dar neskyrėt niekam 1,2% ir dar nežinot, kam juos skirti, tai kviečiu prisijungti prie hulio prikelimo, skirti 1,2%, tai nes panašu, kad šį sezoną mūsų išlaidos truputėlį pereina į kitą lygį ir kiekvienas centas bus svarbus. Tai tiek, ačiū, kad žiūrėjot, tikiuosi, kad jau greitų metų susimatysim trasoje. Iki.